Jeigu galėtum pasirinkti bet kokią supergalę, kas tai būtų ir kodėl? Aš labai, tarp kitko, apie šitą supergalę visą laiką labai daug galvojau mokykloje. Ir ten visi, žinai, kas sako, kokia ten aš norėčiau būti ten nematomas, aš ten norėčiau būti ten kažkoks, o aš visą laiką apie tai galvojau. Tai norėčiau turėti supergalę skaityti kito žmogaus mintis. Man taip atrodo, man kaip vadovui, man kaip verslininkui, mes tiek laiko netenkam dėl to, kad nesuprantam, ką kitas galvoja. Ir nebūtinai, kad jau iš ten įlyšiau ir galvočiau, kad tu ten nori dabar valgyti, ar ten gert nori, ar čia Jurgis nesąmonė šneka ir nori skirti. Aš ne apie tai, kad aš galėčiau suprasti tave iš pirmo žodžio, ko tu nori, kokie tavo interesai pas mane. Čia man atrodo tokia supergalia, kuri tokia būtų tvari, taip taupytų laiko, bet tikrai sunku. Žmonės kažkaip eina ir net aš girdėjau dėrybose, kad sako 70% vertės dėrybose yra net neaptariama.